Sveiki malonūs klausytojai, jūs girdite radio laidą Amžinybės balsas. Prie mikrofono aš, laidos vedančioji Aistė Kairaitinė. Laidos pradžioje norime jūs pakviesti pasiklausyti Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos tęsinio iš 2023 metų spalio 5 dienos Saties Sai Gramoje, Mudenahalyje, Šri Saties Sai Premamrutam salėje vykusios pirmojo Indijoje nemokamo medicinos koledžo atidarymo ceremonijos. Po šios ceremonijos Šri Madhusudanas Sai kalbėjo apie tai, kas paskatino jį įsteigti pirmąjį Indijoje nemokamą medicinos koledžą ir supažindino susirinkusius su šio instituto vizija, vertybėmis ir kultūra. Mūsų misija pakeis pasaulį. Sadguru Šri Madhusudano Sai kalbos antroji ištrauka. O dabar pagalvokite apie sveikatos priežiūrą. Mes išsirinkome pačią sudėtingiausią specializaciją – vaikų širdies ligas. Kasmet vien Indijoje gimsta 250 000 vaikų sergančių širdies ligomis. O visos Indijos institucijos kartu sudėjus negali atlikti daugiau nei 25 000 operacijų ir intervencijų. Taigi pacientų srautas yra didžiulis. Jūs ką tik matėte 40-metį Arogiją Svamį, kuris sirgo įgimta širdies liga, bet ji niekada nebuvo nustatyta, nes jis niekada nesikreipė į gydytojus. Jis bijojo, nes jei nueis į ligoninę ir jam pasakys, jūs turite problemą ir jums reikia sumokėti porą šimtų tūkstančių, kad būtumėte gydomas. Jis negalės to padaryti. Kad to išvengtų, tokie ligoniai gyvena ligą neigdami, nes negali susitaikyti su situacija, kad už gydymą reikės mokėti, o jie neturi tam lėšų. Tai turi pasikeisti. Ir aš esu tvirtai pasiryžęs tai pakeisti. Tai negali tęstis amžinai, aš taip manau. Taigi mes įgyvendinome nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą švietimą, nemokamą universitetą. Užtikrinome, kad universiteto studentai grįžtų į šias mokyklas ir ištrauktų daugybę kitų žmonių iš neišmanimo ir neraštingumo vargų. Ir tai vyksta kiekvieną dieną. Nauji vadovai, nauji pirmininkai, nauji atsakingi asmenys, visi jie yra jauni 20-mečiai vaikinai ir merginos, kurie perima vadovavimą iš vyresnių nei 60 ir dabar jie vadovaus šiems akademiniams miesteliams. Taip pat ir sveikatos priežiūros srityje. Kai žvelgiu į ateitį, galvoju, kaip bus po 25-30 metų. Iš kur gausime tinkamų gydytojų, slaugytojų ir paramedikų, kurie įsipareigotų tarnauti vargingiausiems ir tiems, kuriems reikia pagalbos, kurie pasižadėtų visais savo įgūdžiais ir jėgomis tarnauti nemokamos sveikatos priežiūros misijoje, skirtoje patiems vargingiausiams šalies ir pasaulio žmonėms. Kaip mes sukursime tokią jėgą? Pasinaudosime mūsų sėkmės pavyzdžių universitetu, kuriame rengiame naujos kartos mokytojus ir administratorius. Turėkite omenyje, kad kiekvienas iš jų yra brangakmenis. Reikėjo šiek tiek laiko, kad jie suprastų šią misiją, suprastų savo vaidmenį, suprastų, ką gali padaryti dėl šalies ir jos vaikų. Jiems prireikė šiek tiek laiko, bet šiandien jie yra brangakmeniai. Kiekvienas iš jų yra nepriekaištingas. Dvasinėje, akademinėje, administracinėje srityje visur yra tokių nuostabių vaikų, jaunuolių ir merginų. Ir tada pagalvojome,
kaip ši sveikatos priežiūra galėtų pasiekti ir tą žmogų, kuris negali sau to leisti, kuris negali atvykti į ligoninę. Kaip mes padėsime tam žmogui? Štai tada ir kilo mintis, kodėlgi mums neturėti savo medicinos mokyklos. Savo auklėtinius, kurie norėdavo tapti gydytojais, mes siųsdavome į įvairias medicinos mokyklas. Bet paskui supratome, kad tų medicinos mokyklų kultūra nėra tokia, kokios mes norime. Todėl pagalvojome, kodėl nesukūrus sistemos, į kurią galėtume pakviesti vaikus, tikinčius šią tarnavimo žmonijai idėją ir norinčius savo jėgas, įgūdžius bei žinias skirti nemokamos visuotinės sveikatos priežiūros labui. Ir taip atsirado medicinos koledžas. Ir šiandien tai labai džiugina. Ne dėl to, kad medicinos koledžas pradėjo veikti, mes tai padarėme per rekordiškai trumpą laiką. Mažiau nei per 2 metus buvo pastatyti pastatai, gauti leidimai, atvyko visi dėstytojai, suplaukė lėšos. Buvo dedamos visos pastangos, dieną ir naktį žmonės labai daug dirbo, kad ši svajonė apie medicinos koledžą išsipildytų. Ir tai pripažino bei įvertino Indijos premjeras, prezidentė, aukščiausi mūsų šalies ir net užsienio vadovai. Bet atidėkime visą tai į šalį. Šiandien mane tikrai džiugina, kad čia galės mokytis ir tas vaikas, kuris tikėjosi, kad gali tapti gydytoju mūsų šalyje, bet visi sakė, kad tai neįmanoma. Nes jei ir įstosi į valstybinį koledžą, turintį aukštą reitingą, vis tiek teks sumokėti porą šimtų tūkstančių rupijų už medicinos studijas. Mokslas gali būti subsidijuojamas, bet turėsite mokėti už bendrabutį, už knygas, už keliones, už daugybę kitų dalykų. Ir vaikas ima abejoti. Ar siekdamas medicininio išsilavinimo turėčiau užkrauti tokią naštą savo tėvams? Ir daugelis jų nusprendė tų mokslų nebesiekti, nes bijojo, ar galės sumokėti net ir tą nedidelį mokestį, kuris imamas valstybinėse aukštosiuose mokyklose. Tačiau šiandien, kai stebėjome ateinančius jaunuolius, gaunančius mediko chalatus ir duodančius priesaiką, pamatėme, kiek daug jų yra kilę iš skurdžios aplinkos. Man sakė, kad iš 50 net 32 yra kilę iš šeimų, kurių pajamos per mėnesį nesiekia 350 JAV dolerių. Ir jie nėra vieninteliai vaikai šeimoje. Yra ir kitų, kurie turi išgyventi iš tokių pačių, o gal net mažesnių pajamų. Štai tokie vaikai gauna galimybę įgyti išsilavinimą ir ateityje tapti medikais. Mane dar labiau džiugina tai, kad bet kurio vaiko Indijoje ar kur kitur svajonė ko nors mokytis nebus atimta dėl to, kad jo tėvai negali už tai sumokėti. Aš manau, kad to nesuteikti yra žiauru, tiesiog nežmoniška. Būtent tą ir norime pakeisti. Taigi ši medicinos mokykla šaliai ir pasauliui tikrai suteiks vienus geriausių medicinos specialistų, itin kompetitingų, bet kartu ir labai užjaučiančių. Be to, jis suteiks galimybę bet kuriam vaikui, gimusiam bet kurioje pasaulio vietoje, svajoti tapti gydytoju ir savo svajonę įgyvendinti. Ir jo svajonė nesuduš dėl to, kad jo ar jos tėvai neišgali už tai susimokėti. Žmonės mane įspėjo, tu labai rizikuoji, tu neturi supratimo, į ką veliesi. Aš atsakiau, kad niekas nežino geriau už mane. Aš viską apgalvojau, aš kankinausi dėl to dienų dienas ir naktis. Aš praleidau bemiegės naktis galvodamas, kaip mes padarysime dar kitą dalyką, kaip pastatysime dar kitą pastatą, kaip gausime dar vieną leidimą. Mes taip dirbome ištisus mėnesius, petys į petį, kiekvienas iš mūsų. Ir šiandien mes visi galime pamatyti ir suprasti, į ką tai veda, kur tai veda. Šie vaikai pasirašo sutartį,
kad baigę mokslus turės atidirbti mažiausiai 5 metus. Imkite viską nemokamai, jokių problemų. Ir aš tikrai manau, kad jei jie pasirašo, vadinasi širdies kampelyje jie supranta ir žino, kad privalo atiduoti skolą visuomeniai. Man to pakanka, jei jie tą jaučia. Nes kitaip dauguma vaikų mano turintys teisę į visus šiuos dalykus. Tiesą sakant, užsienyje yra dar blogiau. Jie mano, kad vyriausybė, valstybė yra atsakinga už jų išsilavinimą ir jie turi teisę jį gauti. Netgi esu matęs tokių institucijų, kurios teikia subsidijuojamą išsilavinimą mokesčių mokėtojų lėšomis. Buvau pritrenktas, sukrėstas, kai nuvykau į vieną miestą JAV. Nuo 30 iki 40 tūkstančių absolventų iš Indijos, baigusių aukščiausio lygio technologijų institutus, apsigyveno JAV. Jie visi įgijo išsilavinimą už mokesčių mokėtojų pinigus. Galbūt Indija tuo metu 70-aisiais, 80-aisiais, 90-aisiais neturėjo pakankamai galimybių juos visus priimti. Tačiau padėtis nedaug te pasikeitė. Dabar pamažu balansas keičiasi. Bet aš nenoriu, kad mūsų vaikai paliktų mūsų kraštą dėl žalesnių ganyklų. Važiuokite mokytis, aš nesakau, kad nevyktumėte mokytis į užsienį. Ten žmonės turi daugiau žinių, daugiau supratimo, įgūdžių, atlieka daugiau tyrimų. Pabūkite ten, mokykitės, bet grįžkite ir tarnaukite savo šaliai. Jūs girdėjote Šrimadu Sudano Sai kalbos antrąją dalį apie tai, kas paskatino jį įsteigti pirmąjį Indijoje nemokamą medicinos koledžą ir supažindino susirinkusius su šio instituto vizija, vertybėmis ir kultūra. Dabar pasiklausykite prašom Gayatri mantros, kurią atliks Bhagavanas Šri Satya Sai Baba. Tai visuotinė malda, kurią gali melstis visų šalių ir tikėjimų žmonės. Gayatri vadinama visų vedų motina. Tai mantra, kuris saugo ir globoja sielas. Jie kreipiamasi į aukščiausiąjį visatos intelektą ir prašoma pažadinti, padidinti ir sustiprinti žmogaus intelektą, kad per sutelktą dvasinę praktiką sadhaną intelektas vestų žmogų į tikslą. Gayatri mantra yra malda dieviškajai motinai. O dieviškoji motina, mūsų širdis pilnos tamsos. Prašome, išsklaidyk šią tamsą ir apšviesk mus. Mantros tekstą jūs rasite šios radijo laidos apraše. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Ką tik nuskambėjo Gayatri mantra, kurią savo balsu atliko Bhagavanas Šri Satya Sai Baba. Mieli klausytojai, kviečiame pasiklausyti, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Sadguru Šri Madhusudanas Sai. Geriausias laikas mūsų asmeniniai transformacijai yra dabar. Noriu pabrėžti, kad dabar yra pats geriausias laikas mūsų asmeniniai transformacijai. Geresnio laiko nebus. Svamės vėl atėjo ir labai priartėjo prie mūsų. Jis skiria daug daugiau energijos bei pastangų, kad padarytų mus panašius į savo atvaizdą. Turime atsikratyti visų rūdžių ir dulkių. Net jei tai skausminga, pirmasis dalykas, kurį turime ištarti svamiui, yra taip: niekada ne.
Jei Svamis klausia, ar gali tai padaryti, taip, tuomet jis padarys, kad tai kaip nors įvyktų. Jei sakysime, nežinau Svami, nesu tikras, tuomet jau praradome galimybę. Antrą kartą galimybės jis mums nebesuteiks. Svamis nuostabiai pailiustravo savo mintį. Traukinys atvažiuoja nustatytu laiku. Jei ateisite anksčiau, nei jis turi atvažiuoti, tai nemanykite, kad traukinys dėl jūsų atvažiuos anksčiau. Traukinys išvažiuos tvarkaraštyje numatytu laiku. Jei įstoti pavėluosite, jis jūsų nelauks. Jis turi vežti 1000 žmonių, todėl nedarys išimties dėl vieno žmogaus. Tai jūs atsakingi už tai, kad būtumėte laiku ir įliptumėte į traukinį. Traukinys neturi laukti 1 ar 2 žmonių ir dėl to aukoti kitų komfortą bei patogumą. Tad Svamio misija tęsis pagal jo tvarkaraštį. Dvasingumas skirtas drąsiems. Prieš 2 ar 3 metus, kai viskas dar tik prasidėjo, iš savo draugų susilaukdavau įvairiausių atsiliepimų. Ei, kad tu čia išdarinėji, girdėjau, kad tu darai kažkokius keistus dalykus, tu visur važinėjai ir darai tą, kalbi aną, tu šito jau baig. Tu terši savo vardą, daugiau to nebedaryk, žmonės supyks. Dažnai susilaukdavau tokių žinučių. Vėliau žinutės tapo labiau grasinančios, pavyzdžiui, jei nesiliausi daręs šių nesąmonių, susilauksi pasiekmių ir taip toliau. Iš pradžių aš išsigąsdavau, nes iki tol gyvenau laimingą, ramų gyvenimą ir niekas nedrumsdavo man ramybės, o ir pats nebuvau toks žmogus, kuris kam nors drumstų ramybę. Tada ėmiau jaudintis, kodėl šie sunkumai užgriuvo ant mano galvos, kodėl tiek daug žmonių susierzino. Tuo metu buvo daugiau suirzusių žmonių nei laimingų. Kartą buvau labai sunerimęs ir Svamiui pasakiau, Svami, jaučiuosi labai nejaukiai. Tu man sakai daryti tą ir aną, bet kartais man būna labai baisu. Tuomet Svamis pasakė, dvasingumas nesilpniems. Dvasingumas skirtas drąsiems, silpniems skirtas pasaulis. Labai lengva paslysti ir nusiridenti nuo kalno žemyn. Užlipti ir įveikti viršūnę reikia drąsos. Atsistok ir būk drąsus. Pasakiau, Svami, aš noriu būti drąsus. Aš noriu daryti tai, ką tu sakai. Tačiau visi tie dalykai mane neramina. Jie lenda man į galvą, o dar kai mano draugui, taip man grasina šimu nerimauti. Jis atsakė, jei kreipsi dėmesį į visą tai, tu tikrai nerimausi. Bet jei dėmesį sutelksi į mane, visos tavo baimės dings. Galvok tik apie mane. Sutelk dėmesį tik į mane. Ir tada visa kita tiesiog išblės ir taps nesvarbu. Turime tapti tokie nesavanaudiški, kad negalvodami pasiaukotume dėl kitų. Būtent to jis nori. Buvau pribluštas to, kas įvyko. Satya Sai Baba dabar, nors ir palikęs fizinį kūną, sekėjams leidžia išvysti stebuklingą lingamo gimimą per savo komunikatorių Madhusudaną. Praėjus beveik metams po pirmojo tokio lingamo gimimo, per satsangą Madhusudano apie tai paklausė.
Klausimas. Pernai visi buvome liudininkai, kaip iš tavo fizinio kūno gimė nuostabus lingamas. Ar galėčiau apie tai paklausti? Madusudanas. Taip, prašau. Sekėjas. Visų pirma, apie tai žinojai. Ar artėjant tam vakarui Svamis tave įspėjo, kad tai vyks? Kaip jautėsi gimstant lingamui ir kaip tai tave pakeitė? Atsakymas. Nujaučiau, kad tai įvyks, nes Svamis mane buvo lyg ir įspėjęs. Tiesą sakant, prieš metus, Šivaratri dieną, Svamis buvo pasikvietęs mane į savo kambarį, Anandame. Ir kai staiga atsuko savo delną į mane, aš jame išvydau švytinčią šviesą. Jis man pasakė, įsižiok. Nežinojau, kas tai, tad vis stebėjau. O jis dar kartą pakartojo, įsižiok. Aš įsižiojau ir jis tiesiog sukišo tą šviesą man į burną. Ta šviesa buvo tarsi šviečiantis auksinis lingamas. Apie tai rašiau ir knygoje. Tad jis tiesiog įdėjo tai man į burną. O aš paklausiau, ką tai reiškia? Jis atsakė, kai ateis laikas. Tuo metu dar nesupratau, tačiau gavau užuominą, kad kažkas įvyks. Artėjant Šivaratri, Svamis kartą man pasakė, nebijok elgtis natūraliai, nesijaudink. Tad gavau užuominą, jo kažkas įvyks. Ir vėl man tai buvo nauja. Kas kartą, kai vyksta kas nors naujo, aš vis dar labai susijaudinu. Man labai neramu, kaip viskas bus, kaip tai įvyko, kas įvyko, aš net nežinau. Iš tiesų, tai buvo taip natūralu, kad aš nieko net nepajutau. Tai tiesiog įvyko. Tiesiog pajutau nedidelį pykinimą. Ir prieš man spėjant suprasti, kas vyksta, ar kas įvyks, tai jau ir vyko. Tai buvo taip lengva ir natūralu. Štai kodėl prieš tai jis man pasakė, nesijaudink, nesirūpink, tiesiog elkis natūraliai. Buvo būtent taip. Taip natūralu, kad tai manęs visiškai nepaveikė. Ar tai kaip nors mane pakeitė? Nežinau. Tikriausiai labai giliame vidinėme dvasinėme lygmenyje kažkas turėjo pasikeisti, bet paviršiuje aš iš tiesų nematau jokių pokyčių. Visuomet esu paniręs į tą Svamio energiją, į tą jo jausmą. Labai sunku pajusti skirtumą, nes tai vienas ir tas pats. Tai, galima sakyti, vienas ištisinis įvykių spektras. Tad nieko daug nesuvokiau, išskyrus tai, kad dieną ar dvi buvo priblokštas to, kas įvyko. Tai tarsi ėjimas daršano metu. Kai tai vyksta, aš to nesuvokiu. Nė neįsivaizduoju, kas vyksta ir kas vyks toliau. Tad eidamas nejaučiu jokio nerimo. Aš nesijaudinu, nes tiesiog nežinau, kas įvyks. Tai man nepavaldu. Viskas vyksta pagal jo valią. Tai buvo taip spontaniška ir natūralu. Jūs ką tik girdėjote, ką apie vidinę žmogaus transformaciją kalba Šri Madhusudanas Sai, knygos Iš širdies pirmajame tome.
Toliau tęsime mūsų radio laidą Amžinybės balsas. Brangus klausytojai, primename, kad jei norite geriau susipažinti su Bhagavano Šri Satyos Sai Babos mokymu, galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurios adresą rasite šios radio laidos apraše. Šioje svetainėje jūs rasite daug naudingos informacijos apie žmogaus dvasinę transformaciją, o taip pat apie mūsų leidyklos išleistas knygas. Jūs girdėjote muzikinį kūrinį Tylusis stebėtojas. Šios muzikos autorius ir atlikėjas Andrejas Vollenweider, grojantis nuostabiąją arfą. Dabar prašome pasiklausyti tęsinio iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šri Madhusudanas Sai. Pirmasis skyrius – Dievas. 8 klausimas. Kaip žmonėms turintiems kūno ir proto kompleksą iš tiesų suprasti Dievą, kuris yra anapus kūno ir proto? Atsakymas. Dievas yra patirtinė tikrovė ir kitaip jo suprasti neįmanoma. Šventraščiuose sakoma,
Jeto vačio nivartante aprapja manasa saha. Dievo neįmanoma apibūdinti žodžiais ir suvokti protu. Todėl Dievo negalima suprasti nei pojūčiais, nei protu. Dievo patyrimo taip pat negalima apibūdinti žodžiais. Tie, kurie jį patyrė, negali to apibūdinti žodžiais. O tie, kurie jį apibūdina žodžiais, iš tiesų jo nepatyrė. Tai panašu į nebylį, bandantį paaiškinti saldumyno skonį. Tad pojūčiai ir protas, kurie negali patirti ar paaiškinti Dievo, nėra tinkami įrankiai tai padaryti, panašiai kaip šakutė nėra tinkamas stalo įrankis prie sriubos lėkštės. Vienintelis būdas pažinti Dievą – būti Dievu. Brahma veda brahmeiva bhavati. Pažinęs Dievą tampa Dievu. Tačiau prie to patyrimo širdyje galima priartėti tik tapus tyresniu ir neturint troškimų. Kai protas bus išvalytas nuo viso savanaudiškumo, o širdis nuo visų troškimų, savo sąmonėje žmogus galės patirti Dievą. Kai nuo veidrodžio nuimama uždanga ir nuo jo nuvalomos dulkės, savo atspindį galima matyti aiškiai. Panašiai kaip protas tampa tyras ir atsikratoma pasaulio iliuzijų, žmogaus sąmonėje atsiskleidžia Dievas. 9 klausimas. Kas yra dvasingumas? Kas yra dvasingumo pagrindas? Atsakymas. Iš tiesų dvasingumas nėra sudėtingas. Dvasingumas tai tiesiog leisti per save veikti Dievui. Kai tai tampa gyvenimo būdu, žmogus tobulėja. Šis tobulumas galiausiai atveda į dieviškumą. Dvasingumas tai siekis patirti dieviškumą ir visos egzistencijos vienovę. Kai individualus jausmas aš ištirpsta ir susilieja su kolektyvinė Dievo sąmonė, tada visas gyvenimas tampa Dievo valios išraiška ir taip visas gyvenimas tampa dvasingas. 10 klausimas. Kaip sanatana dharmą taikyti praktiškai? Atsakymas. Praktinis sanatana dharmos taikymas žmonių visuomenėje yra ne kas kita, kaip visuotinės meilės ir nesavanaudiškos tarnystės praktikavimas. Tik tai gali išgelbėti šiandienos pasaulį, draskomą savanaudiškumo, godumo, konfliktų ir smurto. Tik visuotinė meilė ir atjauta gali išgydyti žmonijos žaizdas, kurios buvo padarytos per ilgą laiką, nes vyravo neteisingos ideologijos, pagristos materializmo paveiktų žmonių savanaudiškumu. Šiandien reikia ideologijos, kuri remtųsi nesavanaudiškumu. Tokios ideologijos pagrindas gali būti tik dvasingumas. Tokia ideologija suvienys susiskaldžiusi pasaulį į vieną šeimą, kurią sies visuotinė meilė. Tai padės kovoti su bendromis skurdo, neišmanimo, ligų ir stichinių nelaimių problemomis. Svarbiausia, tai išvaduos pasaulį nuo karo baimės, o tai savo ruožtu padės sutaupyti didžiulius išteklius, šiuo metu išleidžiamus kiekvienos šalies gynybiniai parengčiai. Šiuos sutaupytus išteklius bus galima panaudoti mažinant visų pasaulio žmonių materialinį skurdą. Pasaulinėje šeimoje, kurią sieja meilė, tautos savanaudiškumas yra toks pat niekingas, kaip ir atskiro žmogaus savanaudiškumas. Laikas atsisakyti siauro mąstymo, kad kiekviena tauta už save. Visos tautos turėtų žengti į priekį vieningai susikibusios rankomis ir kiekviena tauta turėtų būti vertinga pasaulio šeimos narė. Tokia yra vedų išminčių žinia. Citata iš Rigvedos. Lai visas pasaulis tampa vienais namais. 11 klausimas. Kokiu būdu Dievą, kuris yra visur esantis, galėtų suprasti ir patirti visi, o ne tik keletas išrinktųjų? Atsakymas. Nors šventraščiuose sakoma, kad Dievas yra visur ir kad jis persmelkia viską ir visus,
Vis dėlto Dievą patirti ne visiems ir ne visur lengva. Be abejo, kaltas ne Dievas, o tie, kurie nesugeba patirti dieviškumo, nors jis egzistuoja visur. Prisirišimai ir troškimai, kuriuo žmogus susikuria savo gyvenime, yra tarsi katarakta, kuri uždengia dieviškąją viziją ir neleidžia pamatyti dieviškumo, nors jis yra tiesiai prieš akis. Dieviškumo patyrimas kyla iš širdies. Tie, kurių širdis tyros, kurie neturi troškimų ir prisirišimų, linki kitiems gerovės ir gėrio ir niekam nejaučia neapykantos. Tik tokie žmonės gali patirti dieviškumą, kuris egzistuoja visur, taip pat ir juose pačiuose. Patirti tą dieviškumą ir yra gyvenimo tikslas. Tam nepaprastai svarbu, kad protas būtų tyras. Jei žmogus nėra išsiugdęs tyro proto, kuris yra įrankis, padedantis suvokti pasaulį čia ir anapus, tai jis negali patirti Dievo buvimo. Visos mintys, žodžiai ir veiksmai turėtų būti geri. Tuomet širdis bus tyra ir žmogus dieviškumą patirs savo viduje, išorėje ir visur. Siekiant išlaikyti tyrą ir stabilų protą, kiekviena mintis yra nepaprastai svarbi. Tyros mintys yra tos, kurios yra dieviškos prigimties, kurios žmogų pakylėja ir priartina prie Dievo. O minčių, kurios yra savanaudiškos, kurios sukelia neigiamus jausmus ir trikdo proto ramybę, reikia vengti. Ką daryti, kai tokios mintys sutrikdo proto ramybę, stabilumą ir tyrumą? Reikėtų palaukti, leisti mintims praeiti ir protui vėl nurimti. Kai kyla trikdančių minčių, nereikėtų skubėti tų minčių išreikšti žodžiais, o žodžių veiksmais. Reikia leisti protui nurimti. Taigi, jei žmogus savo širdį ir protą padarys tyrus, pripildys tyrą meilę, be jokių troškimų, be jokių prisirišimų, tai jis taip pat visur patirs Dievo dieviškumą, Dievo meilę ir visada bus laimingas. Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Dvasingumas 101, kurią parašė Šrimad Sudanas Sai.
Jūs klausėtės muzikinio kūrinio Galbūt Kalėdos. Autorius ir atlikėjas Juruma, grojantis fortepijonu. Dabar, brangus klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti ištraukos iš knygos Sai Baba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Šią knygą autorius parašė girdėdamas Satijos Sai Babos balsą kaip savo vidinį balsą. Gruodžio 30. Labai svarbu kaskart vis paklausti savęs, ko pasiekiai, ar tapai tobulesnis, ką nuveikiai šiais metais, ar žinai, kas geriausiai paliudija tavo tobulėjimą. Dėkingumas. Dėkok tėvams davusiems tau kūną, dėkok partneriui, kuris dalijasi su tavimi gyvenimą, dėkok vaikams už meilę ir išgyvenimus, kuriuos per juos patyrei. Dėkok mokytojams, kad iš jų tiek daug išmokai. Dėkok draugams už tai, kad lydi tave per gyvenimą. Dėkok kaimynams už tai, kad negyveni vienas pats tyruose, kad jie kaskart vis teikia tau vienokių ar kitokių paslaugų. Dėkok savo bendruomeniai, savo miestui, savo sričiai ir savo tėvynei už tai, kad visi jie visokeriopai tavimi rūpinasi. Dėkok savo priešams už tai, kad jie laiko atsukę tau neįkainojamą veidrodį, kuriame gali pamatyti tai, ko esi pasiekęs. Dėkok ir žemei, saulei, mėnuliui ir žvaigždėms, visai visatai už tai, kad jie atsidėjusi tarnauja tau ir šitaip palaiko tavo egzistenciją. Dėkok Dievui, nes visa tai yra Jis. Jis sukūrė tai tavo geroviai. Jis visada šalia, visada pasirengęs tau padėti, taip kaip šiais metais Jis vedė, saugojo ir lydėjo tave per daugelį tavo gyvenimų. Taigi, prisimink gražius giesmės, šlovink Viešpatį žodžius. Argi tu to nejutai? Jausk dėkingumą ir pajusi Dievą, daugybės savo gyvenimų prasmę. Gruodžio 31. Šiandien paskutinė metų diena. Metų, kuriais aš nė sekundei nesitraukiau nuo tavęs. Ar suvokiai tai? Šią paskutinę dieną jūs dažniausiai palydite gerdami gausiai šampano, valgydami sunkų, nesatvinį, nešvarų maistą, dargi linksmindamiesi abejotinoje draugijoje. Kas šitai baigia metus, tas bergždžiai praleido tuos metus. Tas nesuprato mano mokymo, ką kalbėti apie sekimą juo. Patikėk manimi, šią paskutinę metų dieną yra tik vienas dalykas vertas šventimo. Tai tavo suvokimas, jog aš esu tas gėris, kurį tu turi liudyti. Ir šis gėris yra ne kur nors kokioje tolimoje šalyje. Jis glūdi tavyje. Tu pats esi tas gėris. Jei nesuvokiai to pernai, tuomet metų pabaigą paženklink apsisprendimu kitais metais surasti savyje šį lobį ir iškelti jį paviršiun. Dėl šio sprendimo ir tuoj po jo prasidėjusio įgyvendinimo ši diena iš tiesų taps švente. Melsk Viešpatį pagalbos, tvirtai laikykis jo ir savo paties sprendimo ir pamatysi, kad baigiantis kiekvieniems metams bus vis daugiau priežasčių švęsti.
Jūs girdėjote ištrauką iš knygos Sai Baba kalba vakarams, kurios autorius yra Stefan von Stepski Doliva. Taigi, baigiantis šiems kalendoriniams 2023 metams, suraskime laisvą, ramią minutėlę ir paklauskime patys savęs, ko pasiekiau, ar tapau tobulesnis, ką nuveikiau šiais metais. O mūsų radijo laidą Amžinybės balsas užbaigsime kalėdinę dainą, kurią atliks Laura Remeikienė. Kur tu esi, gal debesy, laimės žvaigždę, kol neradau, snaigę vartau, spalva keičia. Mano diena, mano naktis, skrieja ratais, sukas aplink, virsta sėkmės akrobatais. Snaudžia snaigės pūkuotam sniege, vaikšto nakčia, čia kalėdos. Spaudžia širdį varpelių dvasia, skamba nakčia, čia kalėdos. Draugas šalia, laiškas delne, jis seneliui gal aplankys, elfų būrys, vėl varpeliai, žadins vaikus, kvies į namus, didelę laimę, šypsenom lis ir liūdesys, dings savaime. Snaudžia snaigės pūkuotam sniege, vaikšto nakčia, čia kalėdos. Spaudžia širdį varpelių dvasia, skamba nakčia, čia kalėdos. Snaudžia snaigės pūkuotam sniege, vaikšto nakčia, čia kalėdos. Spaudžia širdį varpelių dvasia, skamba nakčia, čia kalėdos. Čia kalėdos. Spaudžia širdį varpelių dvasia, skamba nakčia, čia kalėdos.